Ai, o ir juodvarnis yra, vienas žodžiu. Na ką, reikia pasveikinti Breach su laimėtais $5 Baltic Spring turnyro. Dėja, lietuvaitis visų nelaimėjo. Ir... kaip čia negerai viskas gavos. Na ką, Gerfan, tai čia vėlgi nieko nepadarysi, ypač vienas. Taip, jie gan muša neblogai, bet 25. Štai matom, nematomus kontrolierius, bet kai juodvarnis čia yra, ir skirtumas matomas ir nematomas. Ir štai matom, net dėl visų pikto dar raketų bokštelis, čia negerai atrodo, štai Arfon tai gaus tankų dozę. Karere dabar pamėgis prasiveršt, bet tiesa čia bunkeriai 3 ir 3 tankai ir štai matom gynybinis dronas, kuris visus mėginimus numušt juodvarnį paverčia niekais. O, štai matom, Karere susidaro šiaip su šitais bunkeriais ir su tankais, kas yra labai gerai, bet vis tiek galvoju, kad Karere dabar ne pačiai geriausiai būsenui, nes, taip, jis dabar nori išsiplėst. Ir štai matom, ryšių centras yra vystomas iš Breach pusės, bet vis tiek labai didelis pranašumas dabar yra Breach pusė, kadangi units lost 600 mineralų skirtumas tik tais ir nežinau, gal aš ir klydau. Čia būtų geras, ne? Jau įteikiau pergalę Breach'ui. Kas čia matom darbininkų pervedimą. Taip. Manyčiau dabar paravo šitą slaptą įėjimą, jeigu prasiveršt. Gal būtų kas nežinau. Tiesa, čia varnas viską pamatys. Štai. Tvarkia, net 2 juodvarniai yra ir galės numest tuos automatinius kulkosvaidžius, ką mes čia radom. Matyt, Breach suprato, kad kažkokia čia nesąmonė. Būdė čia visur tie nematomieji kažkur turi būt kristalas ir ką tik jį rado, tai production. Na, kad ir kaip ten bebūtų, vis tiek Karere dabar armija yra smulkesnė, žymiai smulkesnė. Ir, nežinau, kaip jis išsikapstys iš čia, kaupiamas deimantas. Ir štai mūlai stipriai pagelbės Breach'ui, šiuo metu bent jau. Ir tankai, dar tankų, dar pėstininkų ir dar šmėklų, nežinau, kas čia vyksta 2 Helenai, matos šiek tiek galiai sprando grįžt atgal, bandėm kažką pagazdinti, bet šiuo metu Karere stengiasi atsigaut, bando daryti zondus ir visą kitą. Kiek čia jų 5 jau, gal jie turi ir mėlyną ugnį? Neaišku, kad jie turi mėlyną ugnį. Neturi, aš tai kaip ir sakiau, pro slaptą įėjimą. Apdairus Karere užblokavo praėjimą, tai Breach mintis, damn! Paukščiams dėlį grėt. Bet kurią, galima aiškiai padeginti. Kūgamus kristalus, štai matom atšaukė, bet ta armija čia sugrįž. Ir matosi, Breach matyt ryštasi, matyt supras, kad čia kažkaip nesąmonė gali. Atsitrauk. Kiek čia žuvo, turbūt 3 fanatikai. Tiesa, mėlynoji ugnis netokia ir bloga pasirodo. Aš galvoju, kad čia Helenai geriausiai yra prieš Zargus, jie prieš protostus absoliučiai nieko nepadarys, bet matom fanatikai, tai sakyčiau, ištirpo nuo Helenų meilės. O ką mes matom Breach blokuoja šitą plėtinį, kad Karere jokiais būdais jo nepaimtų. Ir, o dieve, kiek čia tankų, 5 jau. Nežinau, visgi liūdnai dar atrodo. Kiek. 20 vėl. 20 darbininkų sudegino ir dar vėl nežinau kiek fanatikų. Oh god. O šitiesa fanatikai jau turi greičio patobulinimą ir jie gan staigiai buvo prisiviję šitos Helenus ir paliko tik vieną jų.
Bet kuriuo atveju. Bridge išlaukė savo momentą, išskrūdino tos zondus iš šito plėtinio, kas dar labiau atitolino KRR nuo bent kažkokio jėgų sulyginimo ir, na kaip ir sakau, pirmoji ta ataka jam Bridge'ui padėjo ne tik nulaikyti KRR bazę, bet ir išsiplėtė tuo tarpu pats Bridge'as ir štai matom sukaupė vėl įspūdingą armiją 6 tankai, krūvą pėstininkų, 2 varnai, kurie galės numesti automatinių kovų. Ir štai matom 2 perskitai, kurie veikiausiai bando įvilioti spastus. Ir šitokie ir spastai, santykinai, juokingi atrodo. Na štai vėl, štai matom 2 archontus, kurie nieko matyt nepadarys šitą armiją visą. Ir dėja, aš ir toliau visgi manau, kad KRR neištrauks pirmą. O dieve, koks feedback, o dieve. Kas čia buvo geras. Čia buvo parodas feedbackas prieš juodvarnių nei vieno dabar. Ir dabar jeigu būtų kokių nors nematomų tamplierių, būtų nešakęs, nes turi ryšių centro Bridge'as, bet čia buvo geras. Ir tiesa, audrų numetė porą psicho. Labai neblogų. Ir matom, benčis vienas buvo, nukentėjo labai stipriai, pėstininkai visi išsiskerdė. Bet iš savo pusės Bridge'as turi snaiperį, kurie numetė EMP. Ir štai tankai porą smūgių ir KRR armijos jau nebėra visiškai. Ir, nu taip, KRR jau turės sakyti GG, nes jis turi tik vieną archontą. Kad ir koks jis būtų visagalis, jis nieko nebuvo. Štai matom, vienas buvo nematomas lėris, skerdė čia tankus, nu bent jau pabandė. Nieko nepasisekė, aišku, štai matom dar nematom tamplierių. Ir štai ką mes dėja, kaip ir sakiau, dar vienas nukrito skenas. Ir, na ką, Bridge'as puikiai pirmuoju puolimu čia užsibarikadavo. Pasistatė savo bunkerius, tai gan pigus savo pozicijų nulaikymo būdas. Ir ką, jis savo sėkmingai ramiausiai išsiplėtė, prisimėtė mūlų, gavo labai puikias įplaukas, tuo tarpu KRR, turėdamas savo armijos likučius, irgi išsiplėtė, bet jis toliau gamino zondus, į kurie jam nieko beveik nepadėjo. Nu, jis stengiasi, aišku, grįžti šitą žaidimą, bet... Taigi, sveikinam Bridge su Baltic Sprint nugalėtojų taure ir $5. Ir dabar taip, komentuosiu kažką kitą iš Baltic Sprint, nežinau. Sakė, finalas nebuvo super įtemptas, pusfinaliai buvo visai neblogai. Ir taip, laukit naujų kovų.